Šiandien Lietuvos krepšinio lyga oficialiai pristatė 16 sezoną. Šiemet čempionate varžysis 13 komandų. Lygoje bus 3 naujokės – NKL čempionė Prienų Rūdupio komanda, Utenos Juventus klubas ir Vilniaus Perlas. Taip pat susijungus 2 Kauno klubams Aisčiams ir Triobet liko tik Kauno Aisčiai. Sezoną Lietuvos klubuose pradės 13 legionierių. Bus neatsisakyta ir tradicinio renginio LKL žvaigždžių dienos. Po sezono lygos nuostatose yra numatytos ir pereinamosios rungtynės su stipriausia NKL čempionato komanda. Tačiau dėl nesuderintų tvarkaršių, ko gero, jos neįvyks. Visokių nuomonių, visokių pamastymų, tačiau aš galvoju, kad čempionatas bus tikrai geras. Ir aš specialiai pasilyginau, kaip atrodo Ispanijos ACB, Italijos, Graikijos, Turkijos, Izraelio, kitų šalių, Rusijos, Ukrainos. Tai galiu pasakyti, kad vis dėlto su futbolu pabandžiau palyginti. Vis dėlto mūsų čempionatas yra geras ir tai, kalbantis su agentais, su treneriais, visi sako, o tiek žaidėjai, kurie žaidė jūsų Lietuvos krepšinio lygoje, jie vis dėlto praėjo labai gerą mokyklą, o šiais metais mes turim unikalią galimybę, aš galvoju, pirmą kartą, kai mes turim pakankamai daug jaunų, gerų ir pačių turbūt perspektyviausių mūsų žaidėjų, kurie žaidžia Lietuvos krepšinio čempionate, o ne žemesnėse lygose. Šiemet, kaip ir praėjusiame sezone, stipriausi šalies klubai negaus piniginių prizų. Tačiau žymiai atjaunėjusios komandų sudėtis įgaus daugiau žaidybinės praktikos ir vėliau papildys Lietuvos rinktinę. Lygos vadovai džiaugiasi lygą papildžiais naujais klubais ir kalba, kad šiuo metu čempionate žaidžia optimalus komandų skaičius. Komandų skaičius, žinoma, yra toks probleminis klausimas. Aš savo kadaise, taip sakiau, jeigu bus 12 komandų, mes visą laiką buvom kritikuoti. Vienais metais, atsimenu, dar pačioj pradžioj, vos ne 7 klubai, 6 klubai jau galvojom liks. Tai buvo grėsmė, kad mūsų kaip nacionalinių čempionatų jau neužskaitys. Arba turi prisijungti prie kažko. Tai vis dėlto aš galvoju, kad mūsų skaičius optimalus turėtų būti tarp 10 ir 14 klubų. Ne mažiau 10 ir turbūt 14, tas ribinis skaičius, jeigu objektyviai žiūrint, ne? LKL čempionatą transliuos 2 televizijos, dėl krepšinio gerbėjai pamatys 2 kartus daugiau gero krepšinio. Ekspertai prognozuoja, kad superfinale vėl susikaus Žalgirio ir Lietuvos Ryto komandos, o 3. vietą turėtų užimti amžinėjai 3. vietos laimėtojai Šiauliai.